Labadiena, sveiki įsijungę Top Sport pirmos lygos pirmenybės. Sveikinamės iš Kretingos dirbtinės dangos aikštės. Šiandien palaikytų galbūt ir kamuolį. Čia baudos aikštelės prieigose kamuolys. Smūgis į vartus ir 1-0. Štai taip, iš niekur nieko. Vos prasidėjus rungtynėms ketvirtąją susitikimo minutę Mantas Rusys sugeba pelnyti įvartį labai gražiai. Visų pirma, štai čia paliko jam kamuolį komandos draugas. Lygiosiomis. Čia Kretingos stadione buvo sužaista ir labai rezultatyviai 2-2. Čia panašu, kad raudona kortelė parodyta buvo. Pasižiūrėkime, galbūt pamatysime situacijos pakartojimą. Aha. Pelnyti ir antrąjį įvartį. Čia šansas ir tas įvartis yra. Olaide Badmusas jau 11-ąją susitikimo minutę didina savo komandos pranašumą. Sulaukia gero perdavimo iš krašto, įbėgo į baudos aikštelę ir niekieno neprižiūrimas siunčia. Pačioje rungtynių pradžioje. Čia klaida ir turi šansą klaipėdiečiai kontratakuoti. Čia kaip lengvai prabėgo visą varžovų gynybą. Šiandien, sakyčiau, gal ir nebūdinga Klaipėdos Neptūnui, o čia puikia galimybė. Hevličius ir 3-0. Tarasas Hevličius pabėga nuo varžovų ir padeda kamuolį į vartų kampą. Padaro tą labai ramiai. Kaip jau ir minėjau, Hevličius mušė 2 įvarčius jau pirmajame ture. Kretingos komandos žaidėjai. O čia galimybė mušti įvartį ir nepavyksta tos galimybės Erikui Smulkiui. Baja jo perdavimas ir čia galimybė Minijai. Nepavyksta tos galimybės. Perdavimas ir dar vienas smūgis ir kamuolys vartuose. Darius Zubauskas jį sveikina, atrodo, komandos draugai. Gražiai nukreipia galvą kamuolį į vartų tinklą. Darius Zubauskas. Vartininkas. Skurdelio perdavimas arčiau vartų. Vėl žaidžia sėkmingai vartininkas, Rusys, jo smūgis ir dar perdavimas į baudos aikštelę. Čia turėjo gerą galimybę. 90 minučių jau ištiksėjo ir tai yra viskas. Tai yra viskas šiandien. Rungtynių arbitras skelbia apie šių rungtynių pabaigą.